Sveikinu visus nuoširdžiai. Vadinuosi Cezaris Sobčak, esu Varšuvos valstybinio archeologinio muziejaus Baltų skyriaus darbuotojas. Šiandien norėčiau pristatyti Jums Jotvingių gynybinės architektūros raidą nuo 9 iki 13 amžiaus. Tad širdingai kviečiu paklausyti. Pristatau Jotvingių žemėlapį iš 13 amžiaus. Atsižvelgsiu į daktaro Martin Engel disertacijos darbą iš 2012 metų, kur žemiau išdėstymas buvo toks. Pietuose siekia iki Supras upės, vakaruose iki Didžiųjų ežerų linijos, o šiaurėje ir rytuose maždaug iki Nemuno. Jei kalbama apie teritorijas, pietų teritorijas, tarp Piebža ir Supras, yra daug abejonių dėl jų priklausomybės, bet objektai esantys tose teritorijose nebus pagrindų tų informacijų, kurias pristatysiu. Todėl galime jas ir kaip ir apleisti. 20 ir 21 amžių sandūroje Jotvingių teritorijose buvo apie 60 piliakalnių. Gyvenantys ten tuo metu gyventojai, kaip ir nurodyta žemėlapiuose, vadino jos tų vietovių būtent vardais. Tai yra Pilies kalnai, Pelys, švedų gynybiniai piliamai, švedų grioviai, piliakalniai, supilti kalnai ir gynybiniai kalnai. Šie objektai dažniausiai vietiniams gyventojams buvo žinomi, jie apie juos žinojo. Todėl, kad jie buvo ypatingi, išsiskiriantis gamtoje, su jais buvo susijusios legendos, padavimai. Dažniausiai tai būdavo vietinių susitikimų, šokių, dainų vieta. Galime pasakyti, kad vietiniai gyventojai gerbė šias vietas. Maža dalis iš tų 60 piliakalnių buvo gyventojų užmiršta. Ši situacija iš esmės pasikeitė 20 amžiaus pradžioje. 2012 metais buvo pasiektas proveržis atliekant Jotvingijos archeologinio kraštovaizdžio identifikavimo tyrimus. Šis neinvazinis vietovės tyrimo metodas tai skrydžio lėktuvu metu žemės paviršiaus skenavimas. Tai buvo atliekama su įrankis skeneriu ir po atitinkamo kompiuterinio apdorojimo buvo gaunamos nuotraukos, ortofoto žemėlapis ir numerinis žemės padengimo modelis. Numerinį žemės modelį tada išskyrus paviršių, ten randasi pastatai, infrastruktūra, augalai, medžiai. Medžiai, krūmai ir kiti. Atitinkamam dirbimo dėka galima išskirti patį teritorijos paviršių. Atlikus analizę galima identifikuoti objektus, kurie turi savo teritorijos formą, pastebėti kurganus, pylimus ir piliakalnių relikvijas. Ar kitų kažkokių tai fortifikacijų taip pat.
Baltų archeologijos skyrius nuo 2012 metų iki 2017 metų atliko 4 projektus, kurių dėka buvo atliktas apie 500 kvadratinių kilometrų rytų Lenkijos paviršiaus skenavimas. Tuo pačiu metu iki dabar vyksta numerinių modelių analizės, kurias paskelbė valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba. Tai buvo paskelbta taip pat svetainėje geoportale gov.pl. Tai teikia galimybę analizuoti jau žinomus objektus, bet taip pat teikia galimybę analizuoti naujus, dar nežinomus. Šių veiksmų rezultatas tai atradimas 120 objektų. Dauguma patikrinta paviršiaus tyrimų atžvilgių. Buvo taip pat atlikti vizitai, paviršiaus stebėjimai, konstrukcijos detalės ir buvo pranešta ir saugo konservavimo įstaigai, kad įvesti tai į archeologinių objektų registrą. Iš šių 120 objektų iš tikrųjų tik dalį pavyko nustatyti, iš kokio jie buvo kilę laikotarpį. Na 41 z nich znaleziono dotychczas materiały wczesnośredniowieczne. Ankstyvų viduramžių medžiagos užfiksuotas ant 41 objekto. Likusiai kelia abejonės. Reikia atlikti daug teritorijos tyrimų ir analizę, kad nustatyti, ar objektas turi medžiagas iš ankstyvojo viduramžių laikų susijusių su viduramžių jotvingiais. Šie objektai buvo statomi iki naujų laikų. Reikia atlikti ilgus tyrimus, teritorinius, archeologinius, nustatyti, ar objektai yra kilę iš senųjų laikų. Norėčiau jums parodyti nuotraukoje, apačioje, toje nuotraukoje, kur matome, tai yra piliakalnis Širpiluose, Širpilio piliakalnis. Ir jisai yra tyrinėjimas jau maždaug 100 metų. Informacijų kiekis apie šį objektą yra didžiulis. Ir tai yra pagrindas daugumos čia pristatomų pastebėjimų. Kasinėjimai atlikti buvo tik 27 piliakalniuose iki dabar. Buvo surasta mažiau negu 25% žinomų objektų. Dauguma tai buvo apklausos tyrimai, jie buvo įvairaus siekio. Ką tai reiškia? Kad kasinėjimai buvo atlikti nedidelėme paviršiuje ir todėl informacijos kiekis yra tikrai nedidelis. Dauguma informacijos yra gauta iš kelių objektų, kur iki dabar buvo atlikti ilgalaikiai, platus, plačiai apimantys darbai. Tokie platus kasinėjimų tyrimai buvo atlikti Suvalkijoje ir Šiaurės Mozūrijoje 7 objektas. Tai yra pagrindas išskyrus Širpelį, kur yra atlikami tyrinėjimai. Ir jie buvo atliktami tokiuose objektuose kaip Baitkovo, Kručysko, Konikovo, Raigrud, Jeglinec, Skomac, Kvielki, Ostrów
ir aišku šiurpelis. Na obiektach tych Ant šių objektų buvo pastebėtos gyvenviečių pazosadnicze atsiradimo nie fazės, tylko średniowieczne, ale także pradziejowe. Co to znaczy? To znaczy, że tak jak wcześniej powiedziałem, obiekty te tie objektai powstały buvo įkurti daug anksčiau negu ankstyvaisiais viduramžiais. Nebuvo jų įkurti jotvingių, bet kažkokių tai genčių, kurie būtent apgyvendavo tas vietas 1000 ar daugiau metų prieš. Ir čia yra pavyzdžiai. Tai yra Dombrovskis, ankstyvųjų viduramžių laikotarpis, Dybovo, ankstyvasis geležies amžius, Romėnų įtakos laikotarpis, Grodzisko ir taip toliau, Jeglinės, Ošinkiai. Taip pat Konikovo. Kaip matome, surastos medžiagos yra žymiai senesnės negu jotvingių medžiagos. Norėjau pristatyti kelis pavyzdžius iš šiurpelio, bet ne tik. Ant tų kelių fazių objektų surandame medžiagas iš vėlyvojo žalvario amžiaus iki ankstyvojo geležies amžiaus, romėniško laikotarpio, tautų keliavimo laikotarpio, iki ankstyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų. Kaip matome nuotraukose, tos vietos yra labai skirtingos. Bet, kaip matome, buvo surasti įvairius, tačiau daugiausia yra gynybinių karinių daiktų ginklų. Todėl, kad tai buvo stebėjimo gynybos vietos teritorija. Šie objektai įvairiais laikotarpiais atliko skirtingus vaidmenis. Taip kaip paminėjau, jie buvo panaudojami stebėjimo gynybos vietos teritorijos. Tokius pėdsakus galima surasti įvairiuose daugumoje objektuose. Šie objektai, kaip ir paminėjau, atliko įvairias funkcijas. Ankstyvajame geležies amžiuje buvo kulto šventvietė, atliko apsauginį vaidmenį, bet taip pat buvo gyvenvietė. Aikštėse buvo surasti žmonių kaulai, kapai, griaučiai. Sunku papasakoti apie tai detaliau. Romėniškais laikotarpiais taip pat buvo šventvietė ir taip pat gynybinė vieta, tautų keliavimo laikais panašiai. Tačiau ankstyvaisiais viduramžiais tai buvo vieta, kur vietiniai gyventojai galėjo pasislėpti grėsmės atveju. Bet tai buvo prestižinė vieta vietiniams valdovams. Yra archeologiniai radiniai, tokie turime įrodymus, kad tai buvo kulto vieta. Vienas iš svarbiausių tai yra Jeglinės įrodymas, Jeglinės piliakalnė iš 17 amžiaus, kur buvo rasti papuošalai iš bronzos.
2008 metais Šiurpylio piliakalny buvo atrasti kario kovotojų jotvingių kapas. Labai netikėtoje vietoje pačioje piliakalnyje, pačiame piliakalnyje šlaite. Čia matome, šiame piešinyje, kurį atliko mano kolega, Maciej Sokołowski prezentacija. Tokia artistinė prezentacija. Bet maždaug tokioje vietoje buvo tas kapas. Ant viršaus ir aplink buvo akmenys. Ir buvo taip pat apsupta akmenų ratu. Turėjo tai atrodyti iš tikrųjų įspūdingai. Kaip matome, buvo surasta dalis šalmo, peilis, titnagas, suktukas, įvairios smulkmenos. Bet taip pat ir kabliukas žuvims. Šie daiktai liudija apie tai, kad jotvingiams šie objektai buvo labai svarbus. Obiekty te miały bardzo ważne znaczenie. Być może pochowani ludzie, czy też te Gali būti, kad ten paslėptas turtas, ar tie asmenys žmonės ir tie didingi kapai turėjo apsaugoti nuo užpuolimų. Zanim dojdę do tak naprawdę tematu dzisiejszego, Prieš pradedant kalbėti šiandien dienos temą, norėčiau jums trumpai pristatyti w skrócie problematykę związaną z rozpoznaniem tych żołnierzy. aptiktas problemas. Badań numerycznych modelów Išskyrus jau paminėtus numerinius teritorijos modelio tyrimus, išskyrus kasinėjimus, paviršiaus tyrimus piliakalnių teritorijose, terenie ośrodków zbrodowych wykonujemy cały szereg atliekame daugelį kitų tyrimų. bardzo dobrym wyznacznikiem Labai geras i szybkim do określenia ir greitas metodas, chronologii jest tak zwane kuris badanie padeda nustatyti chronologiškumą, wykrywaczy metalów. tai metalų aptikimo įrankis. Pozwala ono w dość szybki sposób Tai padeda gan greitai laiku znaleźć, zidentyfikować narzędzia, identifikuoti, surasti įrankius, ginklus, leidžia nustatyti kultūrinį priklausomumą, bet ir to objekto chronologiškumą. tych działań. Išskyrus tuos veiksmus yra atliekami taip pat veiksmai, Wspierające archeologię. teikiantys paramą archeologijai. Geomorfologiczne Turiu omeny geologinius, geomorfologinius tyrimus, pozwalają określić, czy dane spostrzeżenia, dane taip pat obserwacje patikrinimo mają naturę gręžiniai padeda nustatyti, ar duomenys yra susiję su žmonėmis, ar yra natūralūs, oprócz tego bet išskyrus tai cały szereg atliekama yra daug analizių związanych susijusių su atrastomis medžiagomis ir paveldu. Są to badania dla kości antropologiczne, Tai antropologiniai tyrimai, osad, jezior, są badania palinologiczne, bardzo ciekawe tai dające antropologiniai tyrimai, gyvenviečių, ežerų, różnego rodzaju reliktów, tai plinologiniai tyrimai priveda prie labai įdomių rezultatų, pavyzdžiui, natūralių žaliavų, badania surowcowe przeprowadzamy, ale także badania C14 pozwalające kaulų ir medienos, o taip pat atliekami C14 tyrimai, padedantis nustatyti datas ir daugelis kitų tyrimų. Bardzo ważnym elementem Labai svarbus elementas tai obiektów o własnej formie atradimas objektų su nuosava piliakalnių forma. moim grodzisku są badania Tai yra jau archyviniai tyrimai. północno-wschodniej Polski. Šiaurės rytų Lenkijoje Badania te tie tyrimai buvo atliekami Suvalkijoje koncentrują się ir na rozpoznaniu Užnemunėje. materiałów dotyczących Suwalszczyzny i
Litwy zaniemeńskiej, pochodzących Ir jie buvo kilę iš z tak zwanego zaboru rosyjskiego. I Rusijos, tu mamy kilka Rusijos przykładów imperijos archyvų. do Čia matome kelis XIX amžiaus pavyzdžius. rejestrowani Tai buvo legendy, keliautojų pastebėjimai, kurie stebėjo ir registravo įvairias legendas, pastebėjimus, užrašė ir spausdino laikraščiuose, knygose. Ir sekančios medžiagos iš 20 amžiaus, jos padeda papildyti mūsų žinias, kurios yra gan kuklios ir dažnai tai yra kažkoks mums atrastas pėdsakas, kryptis siekantiems tyrimams naujose teritorijose, kad gauti naujas informacijas. Jeigu kalbame apie teritorijas buvusios rytų Prūsijoje, ta informacija yra archyvuose Vokietijoje. Mūsų skyrius ne kartą tokių vizitų išvažiavimų metu atrasdavo tokias medžiagas ten dirbančių archeologų dėka. Rasdavo informaciją apie visą rytų Prūsijos teritorijos gynybinius pastatus, kurie anksčiau buvo jotvingių objektais ir kurie buvo pastatyti jotvingių žemėse. Atrastos medžiagos yra itin įdomios. Tai yra nuotraukos, piešiniai, brėžiniai, teritorijos ir daug labai įdomios informacijos, dažniausiai apie pavienius radinius, kurie buvo atrasti, pavyzdžiui, kažkokių tai ūkininkų darbų atlikimo metu ar kelių statymo metu. Tokiu būdu kūrėme didžiulę informacijos bazę apie dominančius mūsų objektus. Mano manimu, verta atkreipti dėmesį dar vieną būdą. Tai yra geofizinį metodą. Tai gan naujoviškas ir reikalaujantis lėšų tyrimas. Tačiau leidžia atlikti plačius tyrimus labai didelių objektų, kuomet kasinėjimai iš esmės nebūtų galimi dėl įvairių priežasčių. Visų pirma, dėl lėšų trūkumo. Ir taip pat nėra prasmės perkasti tokių didelių paviršių. Šių tyrimų dėka greit galima gauti gan įdomią informaciją, kurią vėliau galima tiksliau tyrinėti kasinėjimų ar kitų tyrimų metodų metu. Kodėl jie man asmeniškai yra tokie svarbus? Nes jų dėka galima identifikuoti daug detalių, kurios yra nematomas dabar. Tai gynybinės sistemos detalės, kurie užima tikrai nemažai vietos. Ir iš tikrųjų be šio būdo sunku būtų nustatyti, kas yra paslėpta po žemę. Čia matome kelių objektų pavyzdžius, kurie man asmeniškai yra labai įdomus. Nuotraukose matome gynybiniai grioviai, statinių liekanos, konstrukcijos likučiai, konstrukcijos detalės, kartais net aptinkami medienos kuolai. Visos tos informacijos gautos iš archyvų, kurie buvo atlikami įvairūs tyrimai, gamtos analizės, geomorfologiniai tyrimai, geologiniai tyrimai, geofiziniai, ir įvairūs tipiški archeologiniai tyrimai
leidžia sudaryti ir atpažinti rozpoznanie naprawdę iš bardzo tikrųjų szerokim labai platų aspekcie nurodyto piliakalnio danego ośrodka įvaizdį. grodowego. Synteza tej informacji pozwala Šios informacijos na sintezė leidžia identyfikację identifikuoti svarbiausias problemas, įdomiausias problemas ich opracowanie, przemyślenie. ir atlikti jų parengimą, apmąstymą. Także działamy niemal jak detektyw, Mes dirbame beveik kaip detektyvai, mając tak różnorodne turėdami dane, taip skirtingas budujemy informacijas, hipotezy badawcze. duomenys, kuriame tyrimų hipotezės, Próbuję Państwu kurias trumpai bandau w jums skrócie za pristatyti. chwilę zaprezentować. W wyniku przeprowadzonych tych wieloletnich badań Tų atliktų daugiamečių jotvingių tyrimų rezultatų dėka można określić ogólną specyfikę galima rozpracowania i nustatyti etapy bendrą rozwoju planavimo specifiką, założeń obrony. gynybinių konstrukcijų vystimosi Ramy etapus, chronologiczne, fazy, taip pat chronologinius rėmus, funkcjonowania, a także funkcionavimo fazes detale, ir konstrukcijos detalės, charakterystykę konstrukcji z o taip pat poszczególnych apibūdinimas skirtingų I tak jak etapų tutaj metu. w podtytule na wstępie przedstawiłem, począwszy od Pradedant twierdz nuo atskiros lokowanych, samotnych twierdz lokowanych tvirtovės na kalno, Podnieśniach, będziemy obserwować stebėsime postępujący piliakalnio rozwój ośrodków grodowych, gdzie piliakalnio centro vystymosi, centralna będzie kur opracowała centrinė tvirtovė bus dodatkowymi apsupta działami gynybiniais statiniais, chroniącymi kurie saugojo ten przylegające do grodu pat esančias gyvenvietės i chroniące je przed nuo zajęciem. užpuolimo. Teraz kilka słów Ir dabar o keli organizacji žodžiai potrzeby. apie gynybinių teritorijų lokaciją. Jadźwingowie potrafili doskonale Jotvingiai wykorzystywać puikiai sugebėjo išnaudoti teritorijos padėtį, lokalne formą, i wodne, vietinės lokalne vandens warunki teritorijas, Grody lokowali w trudno dostępnych pelkės gynybiniams tikslams, miejscach, z reguły na górujących, ponad otaczającym obszarem wyniesieniach. išnaudodavo vietas iškilimus, kurie buvo apsupti vandeniu, Bagnami. Te lokalne warunki potrafili kaip jau wykorzystywać minėjau, ypatingai šlapias teritorijas pelkės, mano manimu, niesamowicie poprawiając šias vietinės sąlygas mokėdavo išnaudoti kuo puikiausiai. Lokowali je, jak widzicie Państwo, na terenach Objektai buvo, kaip matome, teritorijose apsuptose vandeniu, ant kažkokių įvairių kišulių, apsuptų vandeniu ir pelkėmis, otoczonymi bagnami, wyniesionych. Jeśli chodzi o generalną lokalizację grodów na mapie jeigu Jadźwieży, kalbame apie pagrindinės vietas, kur buvo kuriami piliakalniai, mamy także miejsca puste. išskyrus tas kelias, kur buvo jų daugiau, turime ir tuščias vietas, tai yra Gėrios, Augustavo, Borecka, Romnicka. Miejsca te z różnych powodów wydają się być Šios vietos dėl nieatrakcyjne kažkokių dla tai priežasčių nebuvo patrauklios jotvingiams. Jest to chyba tylko i wyłącznie efektem Ar- stanu badań. ar ale tai także dėl z jakichś kultūrinės powodów, priežasties, czy to ar kultūrowych, czy to ostatnich, gyvenviečių įkūrimo one atžvilgiu. były dla jaświngów nieatrakcyjne. Mamy kilka skupisk, na szczególnie Turime kelias susikaupimo vietas, verta atkreipti dėmesį į Elko ežerų kraštą. Mamy tutaj na tej mapie tylko i wyłącznie Šiame žemėlapyje yra nurodyti patvirtinti tie 41 objektas iš viduramžių, pokazujące po prostu prawdziwą tai patvirtinta pewno patikima informacja. wiecznych obiektów.
Także Taigi, ta północna ta część šiaurinė dalis z szurpiłami su šiurpeliu też jest, tworzy pewne skupisko. formuoja susitelkimo, susikomimo vietą. Której mówiłem, Ir której pietų właściwie dalis, do apie kurią mniejszego- minėjau, mniejszej prezentacji, czyli teritorija teren pomiędzy tarp Biebža ir rzekami Sopros Pietru a Supraśnią. upių. Teraz kilka słów o Dabar keli žodžiai apie rozpoznawanych przez nas obiektach. išlikimo būklę. No więc obiekty z Jaćwieży, Jotvingių piliakalniai jaćwieckie mają bardzo różne Dainavos charaktery, teritorijos turi labai įvairią išlikimo būklę. zagrożeniem Pagrindinė grėsmė šalia zwierząt, augalų gyvūnų yra žmogaus veikla. przede wszystkim działaniami Tai karne, buvo ale także karo veiksmai, urbanizacja, urbanizacija, agrotechnika i bezmyślność. ir aišku žmogaus nervų pestingumas. Co to znaczy? Ką tai reiškia? Rozumiem przez bezmyślność. Nieświadomość na przykład Tai działania pavyzdžiui, leśników. girininkų nesąmoningumas. Zdjęcia przedstawione. Matome nuotraukoje apačioje yra nurodomas sunaikinimas, kuris buvo atliktas sunkia įranga, kur per pylimus buvo važiuota sunkia įranga. Tam vyko medelių sodinimas. Girininkai sunaikino pylimą. Zniszczono osadę przylegającą. Ten šalia buvo sunaikinta gyvenvietė. Tai buvo atliktas gilos arimas. Problemem oprócz działania leśników Šiuo metu išskyrus girininkų ir ūkininkų naikinančius veiksmus, jie dar keturačiai, kurie rozjeżdżają važinėja po labiausiai žinomus piliakalnius, szurpiły, tokius kaip Šiurpilio piliakalnis, Konikovo, Skomat, Ostrów. stan zachowania Išlikimo būklė, išskyrus tuos geriausius išliktus, tai yra Eglinė, Konikovo mamy mocno zniszczone, czy też ir przekształcone jie taip pat stipriai sunaikinti ir pakeisti objektai ir teritorijos. tak jak w Rajgrodzie, Tokias pavyzdys, kai Raigrodė naujoviška gyvenvietė pakeitė piliakalnį, uformowało suformavo piliakalnį į parką. lokalny dla Rajgrodu, dla mieszkańców atrakcje. Tai yra turistinė atrakcija ar vieta gyventvis, bet kaip matome Kšivė, kur vyksta šiuo metu ūkiniai darbai, Bardzo ciekawy obiekt o narysie labai įdomus objektas, dar išliko stačiakampio formos. boczny pozostał. Mamy także obiekt Mieruniszka, Taip pat turime objektą Mieruniškėse, prawdopodobnie kuris buvo sunaikintas ir pakeistas dėl przekształcony przez ūkininkų veiksmų. Co można jeszcze powiedzieć, na przykład Ką dar galima pasakyti? Pavyzdžiui, Vaitkovo piliakalnis. XIX-wiecznych Ten jisai buvo pakeistas XIX amžiaus gyventojų, buvo išlyginti ir sukurta romantiška vieta, odpowiednio uformowany ponownie, by spełniał rolę jakiejś takiej romantycznej, romantiška vieta poilsiautojams. wypoczywających w jego obrębie. Co do wielkości Dydis założeń, ir planai piliakalnių, pomimo zniszczeń, nors ir buvo sunaikinti objektai, stan zachowania najlepiej buvo galima pasiekti informaciją apie geriausiai išlikusių piliakalnių, jų dydį. Ich uzupełnieniem są dane pozyskiwane na Įdomiausi objektai gynybinės architektūros. i gorzej zachowanych obiektów. Do najciekawszych elementów Tie įdomiausi objektai gynybinės architektūros, kuriuos galima išvardinti, remintis daugiamečiais tyrimais, yra tvirtovės, kartu su pilibiniu, gynybiniu groviu, vartų, likučiais, keliais, fortifikacijos gyvenvietės prie centrinės tvirtovės, o taip pat
pozostałości išorinių wałów wewnętrznych, velėnų, wież gynybinių strażniczych, bokštų, rozlokowanych kurie naszych randasi portów. tvirtovės išorėje. W krajobrazie dają się wyróżnić ponadto Galime išskirti kitus likučius išorėje, tai yra pylimai, tai yra kažkokie tai įvairūs grioviai ir vandens panaudojimas, fortifikacijos tikslams. Tokie tipų sprendimai buvo labai populiarūs ir tipiški jotvingiams. Buvo skirti gynybos gerinimui, atrodo, kad laikui bėgant ir tobulėjant kario technikai, jotvingių piliakalnių tvirtovių teritorija didėjo. Pradžioje fortifikacijas buvo kalno viršūnėje, eventualiai pavienės gynybinės gyventinės apačioje. Pabaigėje, sekančių etapų metu buvo stiprinima gynyba to pagrindinio centro, o taip pat tvirtovės, prijungiant į gynybinę teritoriją nutolusius plotus. Anksčiausi objektai tai yra galima išvardyti Dombrovskį, kurių paviršius iki 1 hektarų dydžio, išskyrus ten buvo centrinė tvirtovė ir papėdėje kažkokia tai pavienė gyvenvietė. Informacijos apie fortifikaciją nėra. Didžiausiai centrai tai buvo piliakalniai, tai kaip Šiurpilio komplektas, virš 100 hektarų žemės dydžio. Tai ir jauniausi objektai iš 13 amžiaus pasižymi išplėstomis jie pasižymi išplėstomis gynybinėmis sistemomis, centrinėje tvirtovėje, kaip ir supančiuose laukuose. Šiurpilis tai didžiausias ir labiausiai žinomas piliakalnis, jo teritorija išskyrus centrinį piliakalnį yra kelios tvirtovės ir gynybiniai bokštai, jų likučiai tai įvairių rūšių kalvos, įdubimai, teritorijos iškilimai, pylimų liekanos, tiltų liekanos, vartų perėjimai, o taip pat labai gerai atpažinama gyvenviečių sistema. Šio objekto laikotarpis nuo 9 iki 13 amžiaus pabaigos. Numerinio modelio norėjau parodyti itin įdomią formą šios teritorijos. Matome nuotraukų sustiprinimus, pylimus, saugojimo bokštus, dvigubą pylimų liniją, kuri supa tvirtovę. Ir daug viso kitokių sustiprinimų ir apačioje sustiprintos, gerai apsaugotos gyvenvietės. Kaip paminėjau, visa fortifikacijos teritorija gali turėti virš 100 hektarų paviršiaus. Funkcionavo nuo seniai, kelišimtus metų. Bet pradžia buvo 1 tūkstantmetis prieš mūsų erą,
kai bronzos amžiaus pabaigoje atkeliavo pirmi gyventojai ir įsikūrė tarp ežerų, miejsce z natury obronne, zaczęli przekształcać i kolejni sekantis gyventi kolejne keitė pokolenia dokładały coś, teritoriją. podbijały szczyt wzniesienia, podstramiały stoki. Także wczesnośredniowieczni Ankstyvo viduramžiaus gyventojai taip pat išnaudojo teritoriją, wykorzystali już istniejący jau esančią teritoriją, do swoich potrzeb savo poreikiams wzmocnić ir go sustiprino dodatkowym papildomą gynybinę systemem. sistemą. Przez kilkaset Ir taip stiprino per kelias šimtus metų. do założeń, do nieco mniejszych założeń należeli Mažesni piliakalniai, tai z Jeglinca i du piliakalniai, tai Eglinė, Jeglinės ir Tu mamy Konikovo. już obiekty Šių objektų teritorija tai jau o powierzchni teritorijos paviršius kilkunastu hektarów. 15 hektarų žemės. One są mniej rozproszone, znaczy ich dzieła obronne są mniej rozproszone, tak jak w przypadku Jų apsauginė teritorija randasi vienoje vietoje, gynybinė sistema nėra taip išplėsta kaip Širpelio atveju. Šiuose objektuose buvo užregistruota kelios apgyvendinimo fazės. Jie funkcionavo maždaug tokiu pačiu metu. Ten buvo, kaip matome, centrinės tvirtovės, centrai, statūs kraštai, taip pat papildomi šoniniai sustiprinimai, užtvarų pilimai, gynybiniai bokštai, taip pat apsauginiai bokštai, daug tų sustiprinimų, bet prie centrinės tvirtovės, šalia centrinės tvirtovės. Najmniejsze założenia datowane na X-XI wiek. Mažiausi piliakalniai iš 10-11 amžiaus, tai čia pristatomi Dombrovski ir Skomacvelki. Mamy tam po jednej, dwóch fazach Tai čia wczesnych daugiausiai tai yra dvi fazės. pozostałości Liko tik pilimai, wałów otaczających Majdan. kurie buvo pilimai, kurie supa aikštę. Nėra jokių duomenų apie sustiprinimus laukuose ar kažkokių tai apsauginių bokštų ar išorinių pilimų. Dabar keli žodžiai apie centrinės fortifikacijas. Seniausi objektai yra iš 9-11 amžiaus. Jie yra mažiausiai išplėsti, turi vieną arba dvi pilimų linijas. Nėra papildomų gynybinių konstrukcijų pėdsakų, tvirtovės ar bokštų ar išorinių pilimų. Seniausi objektai visų pirma išnaudoja natūralias sąlygas, savo vietą, lokaciją, kurioje randasi. Tai yra turime daug objektų, kurie yra labai paprasta jų konstrukcija. Vienas iš įdomiausių tai Osinki piliakalnis. Įdomus objektas tai yra Vęęrzewo. Ten matomas pilimas pusiapalos apsuptas pilies, kuris apsupa pilies aikštelę. Negalime nustatyti, kokio tai laikotarpio objektas. Turi įdomią padėtį Jotvingių žemės centre.
Dar turime vėlesnius objektus, išskyrus tuos, kuriuos paminėjome. Jie yra labai skirtingi. Wieloczłonowe często są podzielone na różne sekcje, tak jak Jie padalinti į skirtingas sekcijas. Pavyzdžiui, kaip Baitkovo paskirstytas yra į dalis, 2-3 dalis, taip pat Eglinis piliakalnis, tai yra apatinė ir viršutinė aikštė ten yra, Dybovo piliakalnis, kur turi sukurti papildomą erdvę. Kaip matote, jeigu kalbame apie planą, tai išskyrus apvalius turime migdolo formus, rato iškirpimus ir daugiašonis objektus kaip Šelyki Elko seniūnėje. Kaip matome, įvairovė yra tikrai labai įdomi. Analizė leidžia pateikti labai daug, suteikti daug klausimų susijusių su jų statyba ar chronologiniais etapais. Centrinė fortifikacija Šurpilyje, kuri randasi pilies kalne, matomas daugiakampis kontūras, 2 pylimų linijos, daugiamečių tyrimų dėka Jotvingių tvirtovės nebuvo skirtos gyvenvietėms. Vieninteliai pastatai buvo skirti sargybai. Čia matome, kur galėjo pasislėpti sargyba. Čia matome planų iš 2008 metų, tuomet vadovavau ekspedicijai, kurios metu buvo rasta tokios trobos likučiai su stulpais. Su stulpais pynimo konstrukcija buvo taip pat rasti molio liučiai, kurie buvo aplipdyta troba. Tokia tipiška troba, kurios paviršius 20-30 metrų. Viduje nebuvo laužo likučių. Sienos buvo plonos, neapsaugo nuo šalčio. Ir taip pat trūksta kultūrinės sluoksnio. Apie tai liudija, kad šis objektas nebuvo intensyviai naudojamas. Prie atrastų 3 trobų likučių buvo rastos laužo vietos. Gali būti, kad ten sargyba šildėsi, jos buvo centrinėje vietoje, kad toliau, kad nepakurti tvirtovės. Tiek apie šią vietą. Nėra įrodymų, kad aplink šiuos Jotvingių piliakalnius būtų laukuose būtų kažkokie gynybiniai statiniai. Čia dar matome, tokių duomenų nesuradome, o čia dar matome tą trobą, rekonstrukciją tokios trobos. Ginklai rasti piliakalnių teritorijoje liudija apie tai, kad piliakalniai atlikdami gynybinę funkciją. Čia matome labai daug įvairių iečių, kirvių, batų, apkaustų, kurie padėjo greitai judėti šlapiose ar stačiose teritorijose. Šie radiniai yra iš Šurpilio, bet tokie radiniai buvo rasti ir daugelį kitų piliakalnių plote. Ankstyvojo viduramžio laikotarpyje. Išskyrus Šurpilį matome kitus tokius kaip Eglinė, Rudamina,
Kaukai, Kumelionys, Kunigiškiai, Pajėvonys. Znaleziska te dobitnie Šie radiniai aiškiai liudija apie tų objektų istoriją, paskirtį, o taip pat jų užpuolimus, kurie buvo liudininkais. Norėjau Jums pristatyti vieną iš pilimų. Viršutinio pylimo perkasimas. Matome visą seriją sluoksnių. Jo metu, analizės metu radome relikvijos, kurios įrodė, kaip keitėsi jos konstrukcija. Seniausia fazė buvo saugoma 3 pylimų linijomis. Majdan był chroniony, najdawniejszy Majdan był chroniony 3 liniami obwałowań. Vėliau žemės pylimas sustiprintas buvo mediena ir žemė. Po to pylimas buvo sluoksniuotos konstrukcijos, dvigami pylimai, o pabaigoje vėliau dėžės konstrukcijos. Buvo atrastos mažiausiai 3 fazės perkasimo metu. Išliko kuolų likučiai iš paskutinės seniausios fazės, bet taip pat grioviai, aikštės pakraštyje buvo 3 sustiprinimo linija. Tai yra palisadinės stulpinės tvoros formoje. Pylimo antro kasinėjimo metu, tai įdomiausia yra tai, kad buvo atrastas sluoksniuotas pylimas ir jis jau buvo daug geresnės būklės negu pirmo kasimo metu. Paimti mėginiai C14 tyrimų atlikimo leido nustatyti tas datas iš 10 ir 11 amžiaus. Senesnis žemės pylimas, žemės medienos pylimas, tai yra iš ankstesnės fazės 10 amžiaus, o jaunesnė iš vėlesnio laikotarpio 11, 12 ar 13 amžiaus. Sekantis Šurpelio pylimas esantį Pilies kalno apačioje. Tai yra dėžės konstrukcijos pylimas, labai įdomi konstrukcija surasta, ten buvo daug sluoksnių, kurie užpildė dėžę. Tai buvo, atrodo, kad tai buvo atlikta tarp 11 ir 13 amžiaus. Tos dėžės buvo apipiltos akmenimis, kurios sudarė akmens stiprią konstrukciją, kurie apsaugojo nuo patekimo į piliakalnį. Čia plane detaliau matome, kaip buvo atlikta dėžės konstrukcija. Šiame piešinėje matome skirtingas Šurpelio pylimo fazes. Także tu podsumowując, mamy w takich ideogramach przedstawione poszczególne fazy obwałowań grodów Szurpiła. Kaip paminėjau, yra čia seniausia iš 9-13 amžiaus
fazė, salcu triguba sustiprinimo linija, yra gynybiniai įdubimai, medienos konstrukcija, już obronny, o ant jos buvo ujęty užpilti w akmenys. drewnianą konstrukcję, Tai yra medinė konstrukcija, poprzeczne belki, kołki wzmocniły te stulpai, a na to nasypano kyšuliai, kamieni, o ten buvo stabilizujące užpilti całość. akmenys. I tu mamy właśnie trzecią linię, dwie linie analogiczne i trzecia Tai yra linia trečia analoginė linija. Młodsze konstrukcje Ankstesnės konstrukcijos iš 10-11 amžiaus, tai sluoksniavimo konstrukcijos. typy przekładki zarówno ułożona w jodełkę tak Tai zwaną, yra trapecijos formos, trapezowata jednolita konstrukcja vienalytė konstrukcija klocków drewnianych. iš Jeśli chodzi medienos elementų, konstrukcję o jauniausia konstrukcija najmłodszych, to przede wszystkim tai skrzynie, dėžės skrzynie formos spiętrzone, konstrukcijos, jak państwo widzicie, pojedyncze, susluoksniuotos w zależności od potrzeb, konstrukcijos, od fazy, matėme, kaip buvo dedamos viena ant kitos, vėliau sustiprinamas ir jungiamos. Aukštesnis, stipresnis. Obydwie konstrukcje, czyli skrzyniowa i przekładkowa, były Ir turime połączone ze tokios, sobą prawdopodobnie dla jos buvo jungiamas, galbūt turėjo būti pastatytas kažkoks tai pagrindas kažkokiam gynybiniam bokštui arba gonkelėms, gonkams. No, wykorzystywano właśnie, łączono tego typu Panaudodavo tokio tipo konstrukcijas, jungdavo, stiprindavo, dėdavo vieną ant kitos. Jeśli chodzi o, teraz chciałbym pokazać detale. Dabar norėčiau parodyti, Taka linia z Grodziska pakalbėti Wilków, detaliau apie eglinės piliakalnį, jėglinės. Tai vienintelė pilnai paruošta medžiaga, kuri yra parengta. Yra 3 gyvenviečių įkūrimo fazės nuo 10 iki 13 amžiaus pradžios. Matote, gan tiksliai buvo atlikti tyrimai, ypatingai centrinė aikštė, centrinė dalis, viena vidinio pilimo linija, kasinėjimai padėjo atrasti konstrukcijos detalės ir nustatyti fazių datas. Įdomybė, tai puikiai išlikęs akmeninis grįstas kiemas, kuris buvo atidengtas. Jį sudarė maži suspausti akmenys, bet taip pat buvo atrasti likučiai centrinio ir gynybinio bokšto, kuris stovėjo aikštės viduje. 3 vidinių pilimų susikirtime. Čia matome solidžius, stiprius pamatus. Taip kaip matyti, tai labai įdomus sprendimai. Ką dar norėčiau parodyti, labai gerą būklę šio objekto. Išlikę yra akmens pilimai ir to kasinėjimų dėka buvo atrastos 3 gyvenviečių įkūrimo fazės. Senesnė fazė iš 10-11 amžiaus, kaip įrodo tai, kaip patvirtina C14 tyrimai, buvo sluoksniuotos konstrukcijos. Ankstesnis buvo dėžės konstrukcijos. Jaunesnis buvo ankstesnės konstrukcijos, o tos seniausios fazės metu buvo formuota objekto forma, aikštė, buvo klijuojama moliu ir fašinu ir ant ten buvo paskirsti į viršutinį ir apatinę aikštę, vidus buvo pertvertas pilimais
sekcje wewnętrznymi Toks wałami, paskirstymas który to podział w zasadzie išliko utrzymał się iki do 13 amžiaus. wieku. Ciekawszych odkryć Įdomus dalykas šiame objekte tai labai gilus kuolų można tutaj wskazać įkasimas, bardzo głębokie falowanie sustiprinimas akmenimis kamieniami takiego jakiegoś fundamentowania. Prawdopodobnie, chociaż to zostało tuż przy wale od wewnętrznej strony pagrindų ir pamatų pagrindų buvo pastatyti gynybiniai bokštai. znalezione, zidentyfikowane, zinterpretowane zostało jako tak jak tu Państwo widzicie, strzałka powinna być od wewnętrznej strony, ale chodzi Kaip matome, kad kur rodo mums dabar rodiklė, tai išorinėje pusėje pamatų pagrindų pastatyti gynybiniai bokštai. dodatkowego umocnienia prawdopodobnie z XII Čia yra rekonstrukcija to bokšto. Jeśli chodzi o we wszystkich wałach musiały być Visuose bramy, które pilimuose turėjo pozwalały būti nam vartai, per dostanie kuriuos się buvo do galima obiektu. patekti į objektą. Jeśli chodzi o Šiurpilio piliakalnyje buvo net 3 tokie vartai. Twierdzy centralnej aż 3. W wale dolnym Apatinėme pilime yra 2 vartai ir vieni viršutinėme. jedna brama. Jeśli chodzi o ich konstrukcję, znaczy dlaczego Klausimas kyla, kodėl buvo 3 tokie vartai. Pagrindinė gyvenvietė buvo pietinėje pusėje, na tak zwanym targowisku usytuowana była od południowego paslėpta strony, musiała iš pietinės pusės. tam mieszkającym się Ten gyvenantis gyventojai turėjo turėti prieigą į tvirtovę per tiltą, apie kurį o którym jeszcze będę wspominał. kalbėsiu vėliau. Natomiast od wschodu Rytinėje pusėje turėjo būti taip pat prieiga ir buvo ten todėl sekantis vartai. musiał być też dostęp, jak Państwo widzicie, zbudowana była kolejna brama. Obydwie te bramy miały formę Jie buvo asymetryczną. nesimetriški. Od Dešinėje pusėje prawej strony buvo ženkliai aukštesni pylimai. Tai liudija apie tai, kad ten buvo pagrindinis sargybinis bokštas. Wejście do tego Įėjimas į tvirtovę buvo iš ilgai pylimų wzdłuż wałów od tej właśnie strony. toje pusėje, dėl to, kad užpuolimo atveju razić po prostu pulti juos iš būtent dešinės, iš jų dešinės pusės. Tutaj macie Państwo Čia matomos galbūt truputį išradingas vizualizacijos bandymas. próby wizualizacji takich rozwiązań bramnych i tutaj bardziej może Šioje vietoje galbūt šiek tiek realesnis vaizdas tos tvirtovės šioje nuotraukoje. jeśli chodzi o Jei kalbame apie eglinės piliakalnio vartų relikvijas, mano nuomonė pasiliko šiaurėje dalyje Bastėje. Tai gan įdomi sistema, išskyrus tai, kad sujungtas apatinis pylimas su pastatais. Tai dar yra saugantis vartai įėjimo pusėje. relikty bramy. Tu próba rekonstrukcji. Čia matome rekonstrukcijos bandymas, atstatymas, kaip tai galėjo atrodyti. Tai kaip matote, gan įdomus sprendimas, pažangos architektūros atžvilgių. Jeigu kalbame apie kitų rūšių vartus, tai norėčiau pristatyti objektą Dombrovskį, tai nedidelis objektas iš 10-11 amžiaus. Numerinės teritorijos analizės dėka čia matosi vieta, kur galėjo būti bokštas su vartais į viršutinę aikštę, apsupta pylimais, labai įdomi forma, bet netyrinėta archeologiniu būdu. Čia turime
że wcześniej niezaobserwowana. Tutaj mamy archiwalny Čia taip pat turime piešinį iš archyvo iš Vokietijos, gdzie w ogóle nie kur zaobserwowano nieko żadnych detali nėra pažymėta jokių detalių. tego grodziska. Mamy przekrój, gdzie również to nie zostało zaznaczone. Także Kur nėra nieko pažymėta. Tai yra labai įdomi forma. myślę, Manau, że kad warto byłoby kasinėjimo metodų ateityje būtų labai įdomu tai państwowych tyrinėti. i przeanalizować i konstrukcję tego założenia. Do najważniejszych Svarbios związanych z systemem obronnym gynybinės gyvenvietės. zasady obrony przylegające do centralnych fortyfikacji, do centralnych twierdz. Tu na przykładzie Čia Piliakalnio Šiurpėlyje pavyzdžių galima parodyti labiausiai išplėstą tokio tipo teritoriją. tego typu teren, najbardziej jakby Tai jau jest to ankstyvo miesto gyvenvietė. gdzie na zdjęciach Iš lėktuvo nuotraukų matome lotniczych widać reguliarių pastatų pėdsakai. tej budowy Šie objektai atrodo buvo apsupti apsauginiais pylimais. Keliai buvo tiesiami padengti mediena, todėl matosi intensyvūs tamsesni plotai šviežiai išartoje žemėje. Tai geriausias pavyzdys išplėstos su gynybiniais pylimais gyvenvietės. Specjalny system obronny Podgrodzia. Połączony z grodem był za pomocą Su tvirtovė buvo sujungtas wykonane tilto głęboki dėka. przekop między twierdzą centralną a głównym Buvo atliktas gilus griovys tarp centrinės tvirtovės ir gyvenvietės, tai liudė apie pažangę gynybinę ir inžinerinę techniką. w obrębie Piliakalnio apylinkėse surasta daug papuošalų, bardzo liczne znaleziska įrankių, narzędzi, ginklų, kurie ale liudė także militarnych, świadczących apie tai, o tym, że kad gynybinės gyvenvietės buvo puolamos. Tak, także to jest niezwykle Tai cenny itin vertingas objektas, kur jo atveju teritorijose nėra prilygstama. ośrodkach jaćwieckich. Jeśli chodzi o nieco mniejsze Jeigu kalbame apie mažesnius piliakalnius ir gyvenvietės, tai yra jau anksčiau paminėta Eglinės piliakalnis ir Konikovo piliakalnis. tutaj Čia yra panaudoti paprasti sprendimai aplink tvirtovę. rozwiązania skupione wokół twierdzy w zasadzie Tai buvo prawdopodobnie keli kilka pastatai, jednotworczych, priglodę prie centrinės tvirtovės. zabudowań Jie saugomi buvo išoriniais sustiprinimais. chronionych było zewnętrznymi umocnieniami. Laukuose prieš tuos sustiprinimus nėra papildomų išorinių pylimų. Tikriausiai buvo paslėptos kažkur tais sargybinės, iš kurių buvo pranešami apie užpuolimus, bet mes jų neaptikome. Strażnice, które pozwalały na wcześniejsze zawiadomienie o najazdach, ale no, my ich nie potrafimy zidentyfikować. Nie są na pewno tak bliskie i nie tworzą takiej sieci jak Šie piliakalniai kuria tokio tinklo kaip Šiurpėlyje, kur yra lengva identifikuoti. Čia dar atstatymo bandymas, rekonstrukcija matome Eglinės piliakalnį, išorinė tvirtovinė, gynybiniai pylimai ir dar pietų pusė gynybinis griovys ir kažkokios gynybinės konstrukcijos su aštrais stulpais. O taip pat tiltas papėdėje. Sekantis dalykas susijęs su tų gynybinių gyvenviečių apsauga yra išoriniai pylimai. Tokio tipo pylimai buvo pastebėti keliose vietose Šiurpėlyje. Kaip pastebėjote, jie yra ir toliau matomi, pastebimi. Jie buvo tyriami mažiausiai
Tris kartus tyrinėjamas profesorius Ježio Kuličko-Zarin 80 metais, bet taip pat prieš 10 metų Baltų archeologijos skyrius, kuriam vadovavau aš ir Monika Vlošek. Pylimai bažnyčios kalno apačioje, sargybinė tvirtovė sauganti pilies kalno rytinėje pusėje, buvo perskirta dviejose pusėse. Vienoje vietoje pilimatas buvo sunaikintas, bet kitoje vietoje buvo atrasta reguliari dėžės konstrukcija, sustiprinta akmenimis. Vietiniai gyventojai liudija, kad tas pilimas buvo mažiausiai 2-3 metrų aukščio. Buvo sunaikintas tarpukario metais. Akmenys buvo panaudoti vietinių kelių statymui. Pilimo perkasimas pietinėje pusėje parodė, atrado 2 dėžių fazių pėdsakus. Tai liudija, kad gali būti tai susiję su jauniausiamis piliakalnio naudojimo fazėmis Šiurpelyje. Kasinėjimo tyrimai nenustatė tikslių datų. Be abejo, tai ankstyvieji viduramžiai, tačiau paveldas nebuvo charakteringas 12 ar 13 amžiui. Sekanti tema susijusi su apsauga, tai apsauginiai bokštai ir tvirtovės. Šiurpelyje kasinėjimo metu buvo atrasta viena tokia kalva, esanti prie ežero, tai buvo akmens pamatai ant žmogaus jau pakeistos kalvos buvo pastatyta medinis bokštas. Prieš 14 metų buvo atlikti tyrimai, buvo atlikti geofizinių metodų, buvo aptiktas šis bokštas. Anomalijos, kurios buvo nustatytos, liudija apie jos antropologinę genezę ir funkciją. Visa ši dalis yra fortifikacijos dalimi. Ten buvo perėjimas į centrinę gynybinę dalį. Saugoma buvo pylimais ir tais bokštais. Tai buvo stiprus jotvingių fortifikacijos inžinerijos pavyzdys. Sprendimas su tiltu ir apsauga rytinėje pusėje, matomi pylimai ar apsauginės kalvos įrodo, kad visur buvo fortifikacijos elementai, stiprus fortifikacijos elementai. Viena tokia kalva sunaikinta dėl žvyro išėmimų vietinių gyventojų buvo patvirtinta 2011 metais, kai atlikome tyrimus. To žvyro vietoje buvo surasti gilūs apie 1 metro grioviai, kur buvo rąstinės konstrukcijos, sargybiniai bokštai taip pat turėjo kuolos. Tai priklausomai nuo poreikių ir tikslų taikyti arba vieną arba kitą konstrukcijų tipą, arba abu. Dar norėjau atkreipti dėmesį į funkcijas, kokias atliko šie objektai, išskyrus apsauginės visų pirma, tai atlikdavo stebėjimo ir signalizavimo
znajdujący się tam pranešimo funkcija, esantis ten kariai, wojowie kovotojai galėdavo pranešti apie artėjantį odpór najeźdźcom, jak i też pavojų. sygnalizować o nadchodzącym zagrożeniu. Tutaj rekonstrukcja Čia takiej Разня wieży bokšto cyrkowej rekonstrukcija właśnie paremta pozwoliła Okuličko Zarin, Ježio Okuličko Zarin tyrimais, poznawanej vaizdas į centrinį bokštą, wieży sargybinės I widok bokštas, sargybinės vietos Švalk, Panė Mazurskė, mažuose piliakalniuose. Grudki Sargybiniai bokštai Eglinės piliakalnyje, w sąsiedztwie dwóch innych grodzisk. Grodziska w Szwałku, jak i grodziska w grodzisku gmina Panie Mazurskie. Niestety ich bliskie sąsiedztwo jednoznacznie nie wskazuje, że one były obiektem Dar towarzyszącym, paminėti ale reikia, kad pozwoliłem tos sobie sargybinės przedstawić vietos obiekty buvo te Švalk ir Panė Mazurskė mažuose piliakalniuose. Te relikty tych niewielkich grudków mogły być dodatkowym wzmocnieniem dla tych już wielkich. Galbūt tie maži piliakalniai buvo sustiprinimu apsauga tiems didesniems piliakalniams. Jeśli chodzi o wieże strażnicze, Sargybiniai bokštai dar zarejestrowano dwa takie Eglinėje, potencjalne Eglinės, kaip jau paminėjau, buvo surastas dvi tokios vietos, jos yra didelio apsauginio pylimo pakraščiuose, kuris yra sustiprintas apsauginiu grioviu. wzmocnionego dodatkową fosą. Tutaj relikty tej fosy wokół tej Dar wieży aplink jeszcze bokštą zostały, matoma apsauga iki zachowały się do šiandien dziś. dienos, Tutaj już o nieco słabiej, natomiast kitoje pusėje wydaje się, šiek że tiek dodatkowo silpniau, całość visą tai jeszcze dar była buvo sustiprinta wzmocniona, aštrais kuolais. zaostrzonymi falami, gdyż tutaj dziwne takie, Tai įrodo gal fiziniai tyrimai badań geofizycznych, jak i ir tai būtent yra palikimas tokių tipo sprendimų. wyraźne bruzdy, być może właśnie pozostałość po tego typu rozwiązaniach. Jeszcze w części południowo Pietų rytinėje dalyje yra tokia, kaip dabar rodau, apsauginė teritorija, centrinės tvirtovės. Całego założenia, całego tutaj dzieła opasującego twierdzę centralną. Sukanti apsauginė tvirtovė. Jeśli chodzi o wały zaporowe, Užtvariniai pylimai. mamy kilka przykładów. Tai neseniai, tai turime kelis pavyzdžius, tai neseniai paminėtas Eglinė, Eglinė, Zniszczony częściowo dalinai przez sunaikintas dėl žvyraus išėmimo, na obserwację bet ten galima buvo stebėti kultūros sluoksnis, dėgymus, atrodo buvo sunaikintas nenustatytame laikotarpyje. Galbūt 12 ar 13 amžiaus pabaigoje ir vėliau šis objektas nebuvo atstatytas. Dybovo piliakalnis to migdalo formos su apsauginė dalimi. Rytinė dalyje yra likučiai nedidelio užtvarinio pylimo, matomas numerinėme teritorijos modelyje. Nebuvo atlikti dėja tyrimai, sunku pasakyti, ar yra šiuolaikinis. Atrodo, kad taip, nes išliko iki mūsų laikų ir nebuvo sunaikintas. Kitas labai ilgas pylimas, esantis Grodzisko piliakalnyje, Panė Mazurskė seniūnijoje. Pietinėje pusėje buvo ėjo kelias į piliakalnį, kuris savo keliolika metrų ilgyje buvo saugomas tuo pylimu. Jeigu kalbame apie komunikaciją, kelius, išskyrus kelius iš smulkių akmenų jotvingių teritorijoje buvo atrasti keliai tiesiami mediena, kaip ir
įprastų akmenų keliai. Šie keliai buvo naudojami Piliakalnio teritorijoje, centrinės tvirtovės, bet ir gyvenvietėse prie Piliakalnio, kad atvykti į skirtingas vietas. Čia matomas kelias, kur ir toliau galima pastebėti ir dabar pastebėti Šiurpėlyje. Po lapais matomas labai geras išlikęs grindinys. Čia kitose vietose šis grindinys yra po žemės, paslėptas po žemės sluoksniu, bet jis buvo apkastas kasinėjimų metu. Ant akmenų buvo dėdama medienama, matomi pėdsakai, tai tokios tansesnės vietos, tai labai įdomus sprendimas priglaudęs prie pylimo kelias, galbūt Šiurpėlyje buvo dengtas stogu, o iš kur tai mes žinome, kasinėjimų metu buvo atkasti tokie pavieniai kuolai, kurie galbūt buvo tokio stogio konstrukcijos dalimi. Jeigu kalbame apie likučius kelių į Eglinės ar Dybovo piliakalnius, tai čia matomi pavyzdžiai išvestų kelių, kurie buvo pakeliami ir ėjo link vartų. Dybovo piliakalnyje tie vartai buvo sunaikinti girininkų, bet tokiu būdu jinai buvo tiesiama. Neatsitiktinai jotvingių inžinieriai tiesė tokius kelius, o tam, kad lengva būtų apsaugoti piliakalnį nuo užpuolikų, siauras kelias saugo nuo didesnio užpuolikų susirikiavimo. Lengviau buvo gintis gyventojams, kovotojams, kariams. Čia dar matoma nuotrauka išlikusio Eglinės kelio piliakalnio. Šiuo metu tai neišliko, bet anksčiau rodomoje vietoje buvo kažkoks tai, kur dabar rodomi tiltas. I właśnie o nich tutaj chciałbym chwilkę poświęcić. Przyczółki, przeprawy Atramos ir tiltų perėjos, truputį norėtų apie tai pakalbėti. Tai turime kelis pavyzdžius, čia įdomiausias tiltų perėjos ir Atramos, tai yra Dybovo, Jeglinės, Eglinė ir dvi tiltų perėjos su vartais, profiliuotos piliakalnio pusėje perėjos, sustiprintos pylimais Šiurpėlyje. Čia yra tokie kokslus atstatymai, rekonstrukcijos, kaip tai galėjo atrodyti. Žemės sustiprinimai, išskyrus medienos, akmens konstrukcijos buvo taikoma kiti metodai, tokie kaip šlaitavimai, perkasimai, groveliai, vandens groviai, pylimai,
ir panašiai. Cały wachlarz Visą spektrą jotvingių inžinieriai taikliai taikydavo, bardzo udatnie. stiprinant kuolų, stulpų konstrukcijas ar aštrius kuolus, Wałowe, czy też kurie właśnie buvo zaostrzone pale wbijane, czy też jak wiemy stosowano przesieki, osieki w postaci zwalonych kurie buvo įkalami, drzew, buvo taip pat taikomas medienos užtvaroms, kuris užtverė kelią priešo kariuomeniai. Także umiejętności Jotvingių inžinieriniai sugebėjimai buvo tikrai itin turtingi. jednym z najważniejszych Vienas iš wartości svarbiausių określenia to jest woda jako element dalykų yra vanduo. Vienas iš svarbiausių elementų, apie kurį verta paminėti, kuris svarbus buvo šalia medienos konstrukcijų, tai svarbus gynybos elementas. Vanduo gaunamas buvo iš sniego, iš šaltinių ar ežerų, sluoksniuojamas vanduo su pylimų pagalba, išleidžiamas vanduo perkasimų būdu, gerinamas buvo saugumas, apsauga, apsupta buvo pelkėmis, gyvenvietės, piliakalniai, atskiros vietos, kuriuose slėpdavosi nuo užpuolikų žmonės su savo turtu apsuptose pelkėmis teritorijose vietose. chroniący na właśnie takich jakichś osamotnionych, otoczonych wodami, bagnami terenach. Šiurpilis yra geriausias to pavyzdys. Čia matome du pylimus, kurie jungiasi su atskira sala, kuriais galima buvo pervažiuoti. Kaip tvirtina vietiniai gyventojai, dar prieš 14 metų vietiniai ūkininkai per čia patekdavo į savo laukus. Tokiu būdu buvo atskiri du vandens telkiniai ir užkirsdavo kelią užpuolikams. Žinoma yra, kad užpuolimai buvo sėkmingi, kai nebuvo šaltų pilnų sniego žiemų, kai nebuvo lapų, vandenys buvo užšalę ir lengva buvo užpulti. Be to skatinimas tai pilni svirnai grūdų, maisto, kurių dėka galima buvo išlaikyti kariuomenę, verta buvo pulti stiprius, sunkiai pasiekiamus, todėl buvo verta pulti stiprius, sunkiai pasiekiamus piliakalnius. Apibendrinant šį pristatymą, norėčiau nurodyti 3 laikotarpius ir 3 gyvenviečių ir gynybos modelius. Seniausios gyvenvietės dažniausiai būna nedidelių vienanarių apsauginių piliakalnių formos su viena ar keliomis pylimų linijomis ir paprastai apvalia aukštutinė aikštelė. Tai buvo pavyzdys, kurį paminėjau, Dombrovskė, Malinuvka, piliakalniai. Tai svarbiausi pavyzdžiai. Įtvirtinimai yra paprastos medinės ir žemės konstrukcijos, tokios kaip tvoros ar palisadai, be pylimo arba paprasto žemės pylimo su tankiu žemės branduoliu, apdengtų medieną ir sustiprintų akmenimis. Anuometiniai piliakalniai dar nepasižymi išvystytais papėdžiais ir fortifikacijomis priešpilyje. Nėra įrodymų, kad vienkieminės gyvenvietės po piliakalnių būtų turėjusi savo įtvirtinimus.
ten sposób były šios jakby dodatkowo chronione, można było się z nich bronić. Natomiast no, nie są to obiekty przebadane. nu, tai nebuvo Jest mówić tiksliai właśnie tyriami objektai ir sunku daugiau apie tai ochronie ką pasakyti. Założenia te Šios są datowane na gyvenvietės najwcześniejsze yra okresy, iš istnienia funkcjonowania ćwierzy. iš To jest 9-10 amžiaus. typowe wały dla tego okresu tu przedstawiłem właśnie. Čia matome tipiškus pilimus tam laikotarpis, tai yra palisadai, palisadų tvoros arba tie išpjaunami žemėje gynybiniai profiliai iš medienos sustiprinti akmenimis. Kitoje, sekančioje fazėje įtvirtinimai yra stiprinami ir aukštinami. Vis dar gali būti kelios pylimų linijos. Pylimai tuo metu yra konstrukcijos, tai yra konstrukcijos su pertvaromis, moduliai sudaryti iš medinių siejų, kartais iš vikelių, užpilti smėliu ir žvyru. Šiuo laikotarpiu atsiranda papildomos įtvirtinimų linijos, įrengiamas žemutinėse kalvų dalyse arba papėdėse. Bet tai nėra, negalima atmesti, kad tuo pačiu metu veikia įtvirtinami palisadinių tvorų pavidalo ir senesnių konstrukcijų pylimai. Piliakalnis atlieka apsauginę funkciją, nors aikštė galėjo būti nedideli pastatai, skirti pasislėpti karams, kovotojams. Nėra įrodymų apie fortifikuotų gyvenviečių ir priešpilių egzistavimą. Šis etapas datuojamas iš 10-11 amžiaus. Toliau gyvenvietės yra papėdė ir nėra apsaugomos pylimais ar grioviais. Ir toliau yra taikomos natūralios apsauginės sąlygos kaip apsauga. Nėra įrodymų, kad šiuo metu buvo apsauginiai bokštai. Tikriausiai jie buvo, bet galbūt buvo aukštuose medžiuose, papėdėse, kur galima anksčiau buvo įspėti kitus. Ankstyviausiame jauniausio laikotarpiu atsiranda sudėtingi piliakalnių kompleksai, o centrinės tvirtovės įtvirtinimai įgauna geometrinį planą, kartais susidedantį iš kelių dalių. Yra apatinė, viršutinė aikštė. Pylimai turi dėžinę konstrukciją, apdailintą akmenimis. Bėgant metams jie yra plečiami ir aukštinami, kartais jų viršūnėje svarbiose pilies gynybai vietose yra įrengiama perdanga. Papildoma perdanga, papildoma apsauga. Ant pylimų statomas yra gunkelis ir bokštai. Pylimai statomi žemutinėse tvirtovės dalyse arba prie jos papėdės. Be gynybinės funkcijos piliakalnis atlieka ir slėptuvės, o kartais ir kultinė šventovės funkcija. Aikštė gali būti kultinių depozitų radinių, tai pirmiausia, apie tai kalbėjome, kad tai randasi Eglinės piliakalnį ir Debovo. Čia gali būti bokštai ir čia gali būti bokštai ir pavieniai pastatai skirti pasislėpimui, galbūt ir kultiniams tikslams. Eglinės piliakalnio atvejais. Kažkokia galėjo būti šventovė, šventykla.
jakoś tam obronności tego obiektu, mające na celu wzmocnienie jakieś duchowe, opatrzenie jeszcze Tikslas buvo taip pat kažkokia tai Dziedziniec kulto może być tęsimas ir oprócz bruku piliakalnio kiemas gali būti iš dalies grįstas akmenimis. Apie tai liudija Konikovo piliakalnis. Šiurpelyje nebuvo panašiai kaip ir kai kurios kelio atkarpos aplink tvirtovę. Brukowane były także niektóre partie dróg. Taip pat buvo akmenimis tiesiamas kai kurios partijos kelių tam, kad, pavyzdžiui, kaip buvo sniegas tirpdavo, kad ten kariai neužstrigtų, kovotojai neužstrigtų, turėjo būti stabilus pagrindas po kojomis. Aplink centrinę tvirtovę formuoti sustiprintas kelių kiemų gyvenvietės, taip vadinami papiliai, su reguliariu statymo planu sudarydamos vieną gynybinę sistemą. Priešpilis yra saugomas ilgų dėžinės konstrukcijos pilimu, linijų žemės pilimu ir sargybos bokšto bei papildomų žemės vandens kliučių ir medinių užtvarų. Apie tai liudija Šiurpelio piliakalnis. Šiurpelių piliakalnis labai turėjo didelės linijas pylimų konstrukcijos formos. Šis laikotarpis datuojamas nuo 11 amžiaus pabaigos iki 13 amžiaus pabaigos. Kaip matome, tai jau yra galimybių viršūnė ir jei ne kryžiuočių antpuolis, šie objektai būtų verti tokiamis miestų užuomazgomis kaip Šiurpelis. Taikant jau mūrinę architektūrą ir pilių statymą. Jotvingiams dėja nepavyko, jie pralaimėjo, o jų žemės buvo padalintos. Todėl galime tik grožėtis jų inžinerinių darbų ir gynybos reliktais. Ačiū Jums už dėmesį. Dar kartą norėčiau parodyti eglinės piliakalnio atstatymą ir šiuo metu puikiai išlikusią to objekto formą. Kviečiu ten apsilankyti, tai yra labai įdomi vieta, labai simpatiškas savininkas, kuris Jūs apvedžios, papasakos apie šio objekto istoriją. Ačiū už dėmesį, siunčiu Jums nuoširdžius sveikinimų.